Sveiki! Šiandien šiek tiek apie aktoriaus profesionalumą ir nerašytas taisykles aikštelėje, kurių pati stengias laikytis. Mintinai mokėk tekstą. Fiziškai pasiruošk, nepiknaudžiauk alkoholiu iš vakaro, ryte papusryčiauk ir būk energingas. Filmavimo aikštelėje visi dirba savo darbus, tai neįsismagink bendrauti su kiekvienu darbo metu. Su filmavimu sustais klausimais kalbėkis su atsakingu asmeniu. Kaupkis vaidmeniui. Nugrimuotas ir aprengtas, netaisyk įvaizdžio pagal save. Saugok duotą rekvizitą, kostiumą ir makiažą. Nevalgyk maisto aikštelėje skirto filmavimui. Taupyk energiją filmavimui. Visada vaidink net ir suklydus tekstą, kol režisierius nepasakys, kad nebent gresia mirtis ar susižalojimas. Nežiūrėk į kamerą, jei neprašo. Nevaidink nugarai, neturi patirties ir tai nėra kadras over the shoulder. Jei nori sužinoti kadro dydį, klausk operatoriaus. Atsimink savo pradžios ir pabaigos taškus. Kai kamera juda kartu, judėk lėtai. O kalbėk greičiau. Jei filmuoja tik kolega, padėk jam dialogę, net jei tavęs nefilmuoja. Reaguok prieš kalbėdamas vaidinant. Gerbk kito aktoriaus darbą ir įsijautimą, netrukdyk jam kauptis. Klausykis partnerio. Prižiūrėk mikrofoną. Kvėpuok. Nebėgiok aikštelėje. Gerbk režisierių ir vykdyk jo pastabas bei idėjas. Nesėdėk ant aikštelės rekvizito ir įrangos. Neapkalbinėk ir nekomentuok žmonių darbo aikštelėje. Būk mandagus. Po filmavimosi gražiai sulankstyk ir pakabink rūbus ant pakabos. Grąžink pėdkeles. Tai šiandien tiek trumpai, o jeigu norite sužinoti daugiau ir kad apie viską pakomentuočiau, lankykite Vaidyba.lt kursus.